Sveiki, čia Antanas. Čia Paulius. Labai džiaugiamės, kad šiandieną pagaliau niekur važiuoti nereikia ir mes esame savo brangiam mieste Vilniuje. Štai ten, už Pauliaus nugaros, birželio 8 dieną, 11 val. Startuos finalinis tarptautinių daugiadienių plento profesionalų dviračių lenktynių Tour of Lithuania etapas. Toks pavadinimas neištariamas, tik Antanas gali jį suartikuliuoti. Vienintelis dalykas, ko aš nepasakiau, tai yra Tour of Lithuania 2025. Parodysime jums kelis kadrus iš savaitgalį vykusio Velonovos organizuoto Social Ride'o. Visiškas sutapimas. Šiandien yra Energus Talento akademijos atidarymas. Lekiam ten, pakalbinsim įvairius žmonės, svečius, įkūrėjus, trenerius, sportininkus ir visus kitus. 3, 2 ir kerpam. Elijau, kaip tu galvoji, ar verta ir kodėl verta, jeigu taip, remti tokias iniciatyvas skirtas jaunimui, skirtas dviračių sporto ateities vystymui? Ką manai? Klausimas tai turbūt su aiškiu atsakymu, čia nereikia būti genijum, kad išmąstyti, kad taip verta remti. Ir labai pragmatiškai aš pažiūrėčiau, net turbūt iš valstybės intereso. Pirmas dalykas, sportas yra bene vienas pagrindinių žinomumo didinimo elementų Lietuvos. Repsensas, kai darė Lietuvos tyrimą, ne tai, ką mes matom. Mes ten matom cepelinus, gintarus, ten kanklės, bet per sieną į mus kitaip žiūri. Ir kaip Lietuva mato, tai pirmas ir pagrindinis pozityvus dalykas yra sportas. Tai sportas labiausiai prideda prie Lietuvos žinomumo, tai čia jau reikia remti. Antras, dabar koks tas sportas? Tai reikia pripažinti, ne visuose sportuose mes galėsim sužaisti normaliai. Vien dėl resursų klausimų, ar ne? Bet dviračiai, kaip istoriškai rodo, yra tinkamus mums sportas. Kodėl? Nes tu gali individualias pergalės turėti ir mes turim geną. Mes kai kurių genų neturim ir aš nenoriu čia skaudinti kitų ir tokią realybę apiešinti, bet gali pasakyti, bet dviračių, mes nerodysim. Ne, bet dviračių geną mes turim, tai tikrai, mums tas tinka. Na, o kas iš to veda, tai visi kiti nacionaliniai tikslai, ten sveikatingumas, sąmoningumas ir atsparumas. Kaip nors absoliučiais skaičiais ar įmanoma įvertinti, o galbūt jau tai yra įvertinta sporto ir ekonomikos sąsaja? Tai sąsaja yra tiesioginė, tiek per mano minėtą žinomumą, bet kitas tai yra, visi įsivaizduoja, kad ten verslas, ekonomika yra labai pragmatiški, technokratiški, paskaičiuojami analitiniai dalykai. Bet de facto yra viena labai didelė dedamoji, tai yra emocija. Emocija ir ambicija. Tai yra tie minkštieji faktoriai, kurie iš esmės ir sukelia tą gebėjimą įveikti konkurentą, nes globali ekonomika yra konkurencija. Yra tokia pati konkurencija kaip dviračių sporte. Ir kas padeda, tai padeda ne tik ten infrastruktūra, pinigai, ten kapitalas, fondai, bet padeda ir ambicija ir tikėjimas. Ir man atrodo, ką sportas ugdo ir konkrečiai dviračiai, tai patikėti, kad tu gali ne tik čia savo kaime, bet tu gali pasaulį, tu gali laimėti. Tai ką aš matau, kad sportas ugdo žmonės, o žmonės yra pagrindinis mūsų ekonomikos variklis. Vienas labai paprastas klausimas. Elijau, plentas ar gravel? Easy. G-R-A-V-L. Čia buvo ant gravel reklama. Go gravel. Laura, jūs esate olimpietė, pasiekusi sporto olimpo viršūnės. Ko jūs galite palinkėti vaikučiams, kurie ateina į tokias akademijas kaip ši ir bando siekti rezultatų? Na, tai iš tikrųjų, galvoju, kad tokia akademija, kuri augina talentus, tai ir yra ta pradžia, kuomet tu ateini, išsibandai savo sporto šaką ir jeigu jinai tau patinka, tu tada turi tikrai turėti aišku tikslą, aišku svajonę, siekti tos svajonės, niekada nepasiduoti tame kelyje įvairiausiams sunkumams, jų tikrai gali būti daug. Na ir tikėti, kuo tu darai, tikėti savo treneriais, komanda, nes jinai tikrai palaiko, o tokias akademijas tik tai taip ir daro. Tai todėl tiesiog sunkiai dirbti ir siekti savo tikslų ir tikrai tie tikslai bus vieną dieną pasiekiami. Kaip galvojat, ar šiais laikais vaikam kelias į sporto aukštumas yra lengvesnis negu tuo metu, kai jūs pradėjot savo sporto karjerą?
Aš galvoju, kad iš tikrųjų dabar yra daug paprasčiau ir daug lengviau, bet aišku ir pasikeitė tie vaikai ir pasikeitė tie poreikiai, nes mes tikrai neturėjom to, kad dabar tai, kas yra dabar, bet tai yra puikios galimybės atsiskleisti kaip talentui ir tobulėti aukštus ir siekti aukštumų. Man labai įdomu, ką jaunimas atėjęs čia gali rasti ir kaip atrodys tas jų kelias į profesionalią sportininko karjerą. Aš išskirčiau kelis dalykus. Tai yra pirmas, tai yra mes labai, kai gimė idėja kurti komandą, paskui supratom, kad reikia daug daugiau bendruomenės aplink komandą. Tada gimė idėja, kad reikia dirbti su vaikais ir aplink komandą turėti vaikų. Ir tada įkūrėm Talentų akademiją. Vaikai mato tos profesionalius sportininkus kaip pavyzdį ir jiem tai labiau motyvuoja ten su dviračiais dirbti. Pavyzdžiui, tokį galiu pasakyti dalyką. Pavyzdžiui, mes pastebėjom, kai tik geras oras, tada ateina daugiau tėvų su vaikais pažiūrėti akademijos, kai blogas oras, jie neina. Bet kai jau ateina čia ir pamato, kaip čia įdomu jam ir Tatjana labai rimtai dirba šiuolaikiškai. Ir pas mus, aišku, mes investavome naujas patalpas, nauji dviračiai, visai kitas šiuolaikiškas požiūris. Ir šalia dar profesionalūs sportininkai. O dabar minėjot, kad turite 30 vaikų, ne? Jau toj bus 30, 26, 27 dabar yra ir iš tikrųjų be didelės reklamos, o dabar oficialus atidarimas tik dabar, nors tie vaikai jau porą mėnesių pas mus jau yra. Ir aš manau, kad metų pabaigoje turėsim apie 60 vaikų, kitais metais tikrai lengvai 100 pasieksim. Ir aš matau, kad jau vaikai net iš kitų rajonų jau čia atvažiuoja, domisi. Povilai, kitą savaitę startuoja daugiadienės tarptautinės lenktynės Tour of Lithuania, Energuso komanda irgi ten startuoja. Tikrai taip. Ko tikitės ir kokie tikslai yra? Na, aišku, tikslas tai paprastas - laimėti etapą. Ir geriausia visus, tai gal sunku, bet geriausia jį laimėti Vilniuje, paskutinį. Namų etapą. Bet jeigu rimtai, iš tikrųjų tikrai stiprios komandos susirinks ir aš manau, mums tikrai bus nelengva ir kaip praeitais metais geriausia mūsų pasiekimas buvo Tour of Lithuania 6 vieta vienam etape. O visą laiką ten būdavo žemiau 10-ko mūsų sportininkai. Bet šiais metais esam stipresni, turim geresnius dviračius ir šiek tiek vis tiek jau paaugom kaip komanda tikrai nemažai. Ir motyvuosim sportininkus atiduoti savęs kiek gali ir žiūrėsim, gal pavyks, gal bent jau ant podiumo užlipti kažkuriam etape, bet tikrai nelengva kova laukia, bet iš kitos pusės, aš kaip sakau, mes niekada nepralaimėm, mes arba laimim, arba pasimokom. Malonu dar kartą tai matyti, jau nebe Klaipėdoje Vilniuje. Tai vienas klausimas, ką mes galime dar padaryti, kad dviračių sportas taptų dar populiaresnis? Ką aš siūlyčiau tikrai pereiti ne tik prie kaip sveiko gyvenimo būdo, bet kaip ir prie susisiekimo priemonės. Vaikas į mokyklą, po mokyklos į treniruotę, po treniruotės gal pas draugus, iš draugų vakare gal ir namo, ne? Ir visur su dviračiu. Einam į baseinus, einam į tinklinio, į futbolo, į krepšinio aikšteles, žaisti, treniruotis, ne? Bet iš baseino namo neparplauksi. O sėdęs ant dviračio gali grįžti, ne? Mes turim pakeistą savo mąstyseną ir taip sportas persikels paskui į sportą, nes kažkam labai patiks, kažkam greitis, azartas, kažkam nusileisti nuo įkalnės bus labai įdomu, ne? Tai kažkas gal susidomės, kas tas downhillas yra. Gal ir plente bus kažkam įdomu greičiau pavažiuoti negu įprastai pėsčiųjų take. Tai va, žingsnis po žingsnį. Rokai, kodėl tu rekomenduotum dviračių sportą vaikams? Tai visų pirma, turbūt dviračių sportas lavina ištvermę, discipliną, komandiškumą. Tai, manau, 3 dalykai, kurie tikrai gyvenime padės. Pasakyk dabar tu mums, koks yra jūsų komandos tikslas Tour of Lithuania? Tai pagrindinis tikslas turbūt laimėti etapą, gal net pačias daugiadienės. Ir turbūt svarbiausias etapas laimėti Vilniuje, tai tikėkime to. Sveiki, merė. Sveiki. Labas. Tai atvykom čia pas jūs, kad ir pagirti, ir paklausti, kas gero vyksta Vilniuje plečiant dviračių infrastruktūrą. Patys esam Vilniečiai, važinėjom tiek laisvalaikiu, tiek ir profesionaliai mėgėjiškai, matom daug dviračių takų. Kokie projektai šiuo metu
yra vykdomi. O, tai aš esu dabar suskaičiavęs, kad mes turim 150 aktyvių taškų, kur vyksta kažkokie darbai, kuriuos yra inicijavęs miestas. Bet tame tarpe yra daug darbų, kuriuos darome būtent dėl tos judumo infrastruktūros, yra dviračių takų, naujos jungtis arba ten kažkokius, žinot, pas mus labai dažnai būdavo problema, važiuoja dviračių taku ir važiuoja į niekur. Arba yra atstumas, kur nieko nėra. Tai mūsų dabar darbas yra tokius bugus surankioti ir padaryti jungtis. Ir iš esmės pagrindinis tikslas yra užėdinti visą Vilnių, kad mes galėtume apvažiuoti nuo, tarkim, Perkūnkiemio, Pašilaičių iki Naujosios Vilnios vieningų dviračių takų. Tai aišku, tas pirmiausiai mums padės ir dėl ko mes tą darom. Pirmiausiai paneigiam tą mitą, kad Vilnius arba apskritai Lietuva yra dėl savo klimato dviračiam nedraugiška ir čia investuoti dviračių takus neverta, nes per trumpas sezonas. Tai tas jau po truputį jau yra pasimiršta, net ir politikai, kurie daug metų galėjo, bet nedarė šito argumentų rėmėsi. Ir kita vertus, mums padeda tai užtikrinti mažiau automobilių mieste, mažiau transporto spūsčių, prisideda prie sveikos gyvensenos, prie žalingų įpročių neturėjimo ir panašiai. Tai čia yra kompleksas dalykų ir iš tikrųjų, galbūt norėtųs greičiau judėti, bet dabar mes esame jau pasiekę tokį lygį, kai tos sudėtingos situacijos yra sprendžiamos ilgesniu keliu. Mums reikalinga arba paimti žemės poėmius privačios nuosavybės, išpjauti medžius, kas irgi reikalauja tam tikrų pastangų, ir projektuoti inžinerinius tinklus, iškelti ir panašiai. Bet kokiu atveju, mano darbotvarkėje tai yra labai svarbus dalykas, kad dviračių infrastruktūra artėtų prie tų mūsų siekiamybių, prie pavyzdžių, kaip Kopenhaga ar Amsterdamas, prie tokių miestų. Šiandien buvom ir Energų Cycling akademijos atidarime, reiškia iniciatyva, kuri yra privataus verslo kartu su viešojo sektoriumi, su Vilniaus miesto savivaldybe. Ką duoda tokios iniciatyvos? Aš gal bendrai pastebėsiu, kad dviračių sportas, ne laisvalakis, bet pats sportas, kuris jau turi tą profesionalumo dėmenį, dabar labai stipriai yra išpopuliarėjęs. Mes matom ir besikūrenčias profesionalias komandas, kurios dalyvauja tarptautinėse varžybose, o norint turėti savo sportininkus lietuvius, viskas prasideda nuo vaikų. Ir dėl to profesionali sporto akademija, kuri gali pasiūlyti geriausias sąlygas, gali pasiūlyti geriausią techniką ir visą šitą prieinamumą, be jokios abejonės prisideda prie tų bendrų tikslų. Ir aš tikiuosi, kad kažkada tai virs pergalėmis tarptautinėse turnyruose, čempionatuose, galbūt, nežinau, olimpinėse žaidynėse grįšim prie tų įprastų savo pergalių. Tai, kad Vilniuje atsirado tokia iniciatyva, kuri irgi miesto iniciatyvos prasme dėl profesionalaus sporto finansavimo konkurso gali iš dalies realizuoti šitą idėją, yra be galo džiugu. Tai kuo daugiau vaikų ateis sportuoti, kuo daugiau vaikų galbūt pasiliks, susikabins ir tęs jau profesionalią karjerą, tuo nuo to visi laimės. Ir kitą savaitę čionais finišuos tarptautinės daugiadienės plento dviračių varžybos Tour of Lithuania. Ar turite kokį palinkėjimą sportininkams? Aš labai norėčiau, kad šitas Vilniaus turas taptų tradiciniu, kad jis pavyks, aš nebijoju, aš matau, kiek daug darbo ir meilės įdeda organizatoriai, tai kad viskas tikrai sėkmingai pavyktų, noriu palinkėti ir kad tai taptų tikrai tradiciniu renginiu, kuris taptų ir Vilniaus metinių sporto renginių žemėlapį arba tam kalendoriuje. Tokių reikšmingų įvykių mums leistų priskviesti ir užsienio komandas, kuo didesnės delegacijas, užpildyti viešbučius, užpildyti mūsų restoranus ir kad tas tarptautiškumas, ko mes dabar labai norim ir siekiam, kad Vilnius nebūtų tik tai Lietuvos mastu išskirtinis miestas, nes jis toks jau yra, būdamas sostinė. Bet pirmiausiai, kad mes regione, Baltijos, šiaurės valstybių būtume išskirtiniai, o dviračių sportas mums gali tą irgi padėti pasiekti. Edvardai, papasakok, kame yra paslaptis Hiltuso, kad mes vis daugiau ir daugiau visokių renginių sportą aplankom, matom Hiltuso vardą tarp rėmėjų. Pagrindinė priežastis tai paspirčių sportai, daug esu sportavęs, dabar gal mažiau, dabar ta motociklų tema yra, bet dviračių yra nemažai kilometrų pravažiuota. Ir sakykime, visur atsiranda ten, kur pačiam įdomu. Tai yra triatlonas, dviračiai. Yra darbuotojų, kurie užsiema rankinį žaidžia, tai tą komandą rankinį esam parėmę, futbolą yra keli kolegų žaidžia, tai ir atsiranda tokių. Girdžiu, kad reiškia, įmonės
vertybėse tai tikrai panašu, kad daug vietos yra fiziniam aktyvumui, ar ne? Taip. Darbuotojai irgi įvairiose sporto šakose į darbą dviračių važiuojančių yra. Yra mano brolis. Gyvena mieste, važiuoja su dviračiu. Jaunesnis ar vyresnis? Jaunesnis. Jaunesnis, labai gerai. Jis teisinę turi. Ne, turi. Ne tiek jaunesnis, bet jis jau tos kitos kartos, kur kam tą mašiną, kai gali su dvirkiu važiuoti. Nereikia, žinai. Aha. Nereikia, nesikrauna. Reikia su troleibusu pravažiuoti, reikia geros oro su dviračiu atvaro. Kiekvienais metais slidinėti į kalnus važiuojam su visa įmonė. Ir žingsnių iššūkis, tas aktyvumas, žinai. Sakėm, čia savim reikia gal su dviračiu visi. Su dviračiu važiavam kažkada nuo Klaipėdos į Nidą. Ta prasme, irgi tokį turą sugalvojam, tai, žinai, tai va tokių iniciatyvų yra, kad paskatint pajudėti ir, sakykime, iš komforto zonos išeiti, šiaip paskatint pajudėti ir tiek, tai čia toks, žinai. Tai vienu žodžiu, ne tik tai ant popieriaus misijoje, vizijoje, vertybėse ir visame kitame, bet ir gyvi tikri faktai ir tikrai yra čia nuotraukų visokių įrodymų, reiškia to.